Labas. Pradedu įrašinėti jau 16 klausimai atsakymai epizodą ir jį norėčiau pradėti nuo padėkos jums už praeito epizodo rekordiškai didelį peržiūrų kiekį. Tai beveik 1000 peržiūrų be kelių vienetų. Jeigu dar nežiūrėjote, pasižiūrėkite to video aprašyme, galbūt rasite temų, kurios jums aktualios ir norėsite pasiklausyti, ką aš tenais pakalbėjau. Antras dalykas, jau perlipome 900 sekėjų mūsų bendruomenė, bet 65% jūsų žiūri šituos video nesekdami kanalo. Tai aš būčiau labai dėkingas, jeigu jūs paspaustumėte subscribe mygtuką ir padėtumėte man pasiekti 1000. Tokį tikslą aš išsikėliau šiais metais. Kągi, šiai akimirkai yra 11 klausimų. Kadangi greičiausiai šitą video įrašinėsiu per kelias dienas, tai jų dar gali padaugėti. Bet apie viską iš eilės. Keliaujame toliau. Pirmas klausimas. Užsiregistravai Lietuvos čempionatą. Skliausteliuose Production Optics bendruomenė daro statymus. Kada pasikeisi į PCC? Tai kada? Ką matai kaip savo pagrindinius konkurentus? Tai pradėkime nuo to, kad visų pirma tai yra sportas. Labai greitai ir dinamiškai gali keistis aplinkybės, situacijos, klaidos, gedimai ir panašiai, ir tu matai, kad visi aplinkui tau tampa konkurentais. Kalbant apie Production Optics, aš esu Lietuvoje 2 kartus buvęs 5. Tai teoriškai ir praktiškai aš nesu nieko nuveikęs Production Optics divizione, o pats Production divizionas tai yra jau, sakykime taip, istorija, jau pakankamai senokai. Tai visų pirma, sakyčiau, jeigu aš lieku Production Optics divizione, tai visi man yra konkurentai, nes aš vis dėlto turiu tikslą pirmą kažką tai nuveikti tame divizione, parodyti kažkokį tai rezultatą, kad galėčiau kalbėti ar išskirti, kad vieni ar kiti sportininkai man yra konkurentai. Kalbant apie PCC, jeigu žiūrėti statistinės pusės, tai Vitalijus yra buvęs už mane aukščiau kažkada Estijoje, Matas buvo už mane aukščiau pasaulio čempionate, Aleksandro paskutinių, turbūt sakyčiau, metų ar kelių metų rezultatai kalba patys už save. Bet čia yra tik tai statistika. Kaip pavyzdžiui, aš niekada PCC Lietuvos čempionate nesu buvęs žemiau 2 vietos. O kai buvau 2, man pratime lūžo dėtuvė ir vietoj 15 sekundžių pratimo aš išrinkau visą stribogą, surinkau jį atgal kruvinom rankom ir šaudžiau ten 60+ sekundžių, ko pasekoje likau 2. Tai irgi statistika kaip ir į mano naudą, bet savaime suprantama, sportininkai tobulėja. Tai pamatysime, kaip čia viskas bus. Iki Liepos mėnesio turiu dar labai daug su PCC nesusijusių darbų nuveikti. Tai sprendimą, kur aš šaudysiu, kaip ir minėjau ankstesniuose postuose, aš priimsiu paskutinę savaitę ir pasižiūrėsim vis dėlto pistoletas ar PCC. Antras klausimas. Ar yra gamintojai, su kuriais niekada nedirbtum? Tai perskaitė šitą klausimą man 2 gamintojai sugalvojau iš karto. Įvardinti gal aš taip jų nenorėčiau, bet paaiškinsiu gal aplinkybės. Vienas iš jų yra mano buvęs rėmėjas, kuris tiesiog, sakykime taip, mes kalbam apie vertybės. Tai vienas iš jų prasidėjus karui parašė oficialus asmuo jo, nemaišykime sporto ir politikos. Tai čia toksai man yra, vertybinis klausimas. O kito gamintojo sportininkas šiuo atveju, važinėja į Rusiją ir kelia video, kaip tenais faina. Ir aš kadangi pažįstu pakankamai, sakyčiau, neblogai atsakingus asmenis už marketingą, pardavimus ir panašiai. Kai aš klausiau, čia pas jūs
kaip ten su tom vertybėm, tai pasirodo, kad 50% jų išpirkę yra Rusijos ten kažkas tai ir viskas čia yra politiškai teisinga. Tai vat man tokie dalykai kliūna, man jie nepatinka ir aš kažkaip neįsivaizduoju savęs vienoje linijoje su sportininkais, kurie turi tokį požiūrį į visą tai, kas dar vis vyksta. Trečias klausimas. Įvardink vieną didžiausią tavo iššūkį šaudymo sporte. Iš tikrųjų sugalvojau kelis, bet jeigu reikėtų išskirti vieną, tai greičiausiai būtų mano tas, vadinkime, projektas laimėti medalį Čekijoje. Nes tai vis dėlto buvo 2 metų labai nuoseklus įdėtas darbas su pirmu pasirodymu, tokia kaip žvalgyba, sakyčiau, gauta į kaulus, nepabijokime to žodžio, kai aš pirmą kartą užėmiau 12 vietą, bet pamačiau patį varžybų formatą, sportininkų lygį, tam tikrus techninius dalykus, kurie man yra reikalingi būtent to stiliaus PCC varžybose, mes čia kalbam šiuo atveju apie PCC, ir tada po metų aš grįžtu ir užimu 2 vietą, ten 0, kažkiek tai procentų atsilikdamas nuo sportininko, kuris ekstreme yra berods buvęs top 5. Tai va čia yra toksai, kur tu labai nuosekliai dirbi, žinai, kuria kryptim turi tobulėti ir tiesiog pasieki galutiniam rezultate tą tikslą. Aišku, antras būtų turbūt variantas, tai dar po metų Slovakija, bet vėlgi, čia jau buvo išdirbto žinios, taktika, vėl pirmą kartą nuvažiuoji, išsiaiškini, ko reikia, gauni smarkiai į kaulus, grįžti ir laimi medalį. Tai manau, kad tai būtų tai. 4. klausimas. Kiek šūvių esi iššovęs per visą savo gyvenimą? Tai pakankamai tikslų skaičių galėčiau pasakyti paskutinio 10-mečio, kai bendradarbiauju su Fijoki. Tai jeigu pridėt dar tuos 8 metus, kai nebuvau didelio šovinių gamintojo sportininkas, nespėčiau, skaičiuočiau, kad turėtų būti virš 500 000, tai tikrai. 5. klausimas ir jį atsakysiu tokiom rankom. Ar labai riebiai tepi ginklus? Parodyk kiek. Kokius tepalus naudoji ir kokius rekomenduoji, kokias valymo priemonės naudoji, kaip dažnai valai ginklus. Tai pasiėmiau aš savo Excaliburą ir pirmą dalį atsakysiu taip. Tepiu riebiai. Tai tiesiog parodysiu jums patį procesą. Visur, kur yra judančios dalys, mano filosofija yra, judančios dalys turi turėti tepimą. Po to, kad nereikėtų po to stebėtis, kad kažkur kažkas tai užstrigo. Tai bėgeliai, rampa, tada vamzdis. Irgi šiek tiek ant jo. Kadangi Grampauerio pistoletai yra Grampauerio pistoletų sistema yra besisukančio vamzdžio, tai labai svarbu, kad jisai būtų gerai suteptas. Aišku, lašelį į vidų, vidaus dabar nevalysiu, tada pats slaidas irgi ten, kur sukasi vamzdis, bėgeliai, judančios dalys, spiruoklė, šitas čia. Vamzdį įstatom. Net ir viskas. Ir tada paimam skudurą ir nuvalom visą perteklių.
Va ir gražuolis. Tai atsakysiu toliau, ką naudoju. Tai yra Breakthrough Clean, amerikietiški tepalai. Dabar jų jau matau, kad galima įsigyti įvairiose parduotuvėse Lietuvoje. Aš su jais pradėjau bendradarbiauti 2017 metais ir berods armija ir civiliams buvo pirmas, vėlgi irgi mano rėmėjai, buvo pirma parduotuvė, kuri juos atsivežė į Lietuvą. Tai aš tikrai galiu rekomenduoti į kokybę. Aš su jais, tiesą sakant, savo norų baigiau bendradarbiauti 22 metais, bet tikrai ne dėl kokybės, o dėl to, kad aš jau jų pats galėjau įsigyti Lietuvoje ir man atrodė tiesiog, kad mūsų tas bendradarbiavimas yra per mažos vertės, sakykime taip, kad jį tęsti. Tai aš dar vis naudoju ir jų kaip valymo priemonės, ir jų įrankius valymo. Tai tikrai galiu parekomenduoti. Plius aš esu netgi vienai įstaigai Lietuvoje daręs testą su šitais tepalais prie -15. Šoviau sutepus vieną kartą ginklą, šoviau kažką apie 4000 šūvių. Tai buvo labai geri rezultatai. Tada toliau, kaip dažnai valau ginklus, tai kadangi pas mane ginklų yra po 2 vienetus, varžybinis ir treniruočių, tai tas varžybinis jo šiaip dažniausiai resursas yra mažesnis, tai išsivalai prieš varžybas ir tiksliau ne prieš varžybas, prieš paskutinę treniruotę, tam, kad treniruotėje dar patikrini, ar viskas funkcionuoja ir daugiau prie jo nebelendi. O tą savo testinį ginklą, tai aš valau tada, kada jisai pradeda strigti. Nes šiaip nelabai turiu laiko šitam procesui, nes dabar šaudyklui praleidžiu po 4-5 dienas per savaitę, tai jeigu aš dar su skirtingais ginklais, jeigu aš dar čia grįžčiau namo ir kiekvieną kartą valyčiau ginklus, man paroj trūktų laiko. 6 klausimas. Sordin gamina kelių rūšių ausinės. Gal galėtum apžvelgti skirtumus tarp naujo modelio ir Supreme serijos? Tai naujas modelis yra X2. Čia toksai charakteristikų aptarimas turbūt bus atsakymas iš tą klausimą. Tai jeigu taip trumpai, pasižymėjau, kad yra geresnis garso slopinimas, geresnė elektronika, elemento reikia tik tai vieną, smulkmeną, bet malonu, Bluetooth'as ir svoris tiesa šitų, jisai yra kiek didesnis. Ir visada, jeigu jūs jau perkate ausines, silikoniniai padukai. Jeigu praleidžiate daug laiko jas naudodami, ausis tikrai padėkos. 7 klausimas. Su tikslu pastumt biškį ant žmonių. Ir juokinga ir graudu matyti video iš, pavadinimas parašytas kliausteliuose, treniruočių. Kodėl žmonės eina pas jį treniruotis? Aš nebūsiu tas, kuris kritikuos žmonės, kurie užsiima vienokią ar kitokią su šaudymu susijusią veiklą. Aš ne Tomas Castro, kuris dabar į kairę į dešinę šeria visus iš eilės ir kad parodyti, koks jisai yra fainas. Tai čia ne mano tema. Šiaip Lietuvoje aš manau, kad jeigu yra paklausa, turi būti ir pasiūla. Jeigu žmonės mato, kad kažkas tai jiems gali duoti, sakykime taip, kad kažkieno tai tas backgroundas, žinios gali jiems duoti kažkokią tai informaciją ar praktiką, kur jie nori tobulėti, tai tikriausiai tai yra teisingas pasirinkimas. Visiems, man atrodo, yra vietos turėti savo nišą, sritį, klientą. Nematau tame problemos. Žinot, visą laiką yra daug lengviau kritikuoti, negu paimti ir padaryti geriau, negu kažkas tai daro. Tai nežinau, žinokit, ką čia dar papildyti, tikrai neturiu daugiau ką pasakyti. 8 klausimas. Kokia patirtis su Dudu LR? Tai padeda sutaupyti treniruotėse įgūdžių atžvilgių?
koks PCC ginklas be rėmėjų skliausteliuose dar vertas dėmesio. Tai su DD2LR pas mane praktika į PSC sporte yra 0. Tiesą sakant, šitos disciplinos neturiu kaip pritempti prie viso to, sakykime taip, multigano, kuriuo užsiimu. Visa tai kažkaip tai yra vis tiek biški toliau nuo tų standartinių kalibrų. Ar tai padeda sutaupyti treniruotėse įgūdžių atžvilgių? Aš sakyčiau, kiek man žinoma, Skandinavijoje toksai receptas yra labai labai populiarus. Nes kaip jie patys sako, ir tai yra sportininkai, kurie užima aukščiausias vietas Europos pasaulio čempionatuose, jiems yra pigiau šaudyti DD2LR, jie susirenka identiškus ginklus, tik tai skirtingo kalibro, ir kaip jie teigia, kad tie ginklai šaudo netgi labai labai panašiai, ar 22 LR, ar tarkime 223. Nematau priežasčių jais netikėti, nes tai yra tikrai daug pasiekę sportininkai. Koks PCC ginklas be rėmėjų dar vertas dėmesio, tai žinokite, esu labai labai šališkas šiuo klausimu, nes nuo 2017 metų, kai PCC disciplina iš Amerikos ateidinėjo į Europą, o Grampoweris paleido Stribogą, aš tik tai juo ir šaudau. Tai skirtumas, ką aš matau dabar, kadangi turiu galimybę išbandyti vienokius ar kitokius AR platformos PCC ginklus, man juose trūksta svorio. Aš žinau, kad AR platformą visi stengiasi max išlengvinti, man reikia svorio rankose. Tai aš kiekvieną kartą, kai pasiemu, bandau ten jį kontroliuoti, šaudyti ar panašiai, tai aš nesuprantu, kas vyksta. Čia aišku, treniruočių įdirbio reikalas, bet vėl grįšiu prie to pačio. Man rankose reikia svorio. 9 klausimas. Kokią dažniausiai Lietuvos sportininkų klaidą matai pasiruošimo varžyboms etape? Tai, ką sugalvojau, tai sportininkai, ruošdamėsi varžyboms, jie mokosi, tobulėja tik tai šaudimo prasme. Labai dažnai sportininkai nesupranta, iš ko sanduros, iš ko susideda jų norimas rezultatas. Tai yra jie, pavyzdžiui, mes turime 12 pratimų level 3 varžybas ir jie šaudo, įsivaizduokim, 85% pirmas pratimas, 65 antras, 73 trečias, 55 ketvirtas. Ir visos varžybos yra tokios banguotos. Aš jums galiu paimti realų pavyzdį, paskaičiavau specialiai praeitų metų Lietuvos PCC čempionatas. Jeigu sportininkas, 16 pratimų varžybos, jeigu sportininkas šautų apie 90% visus pratimus, nei vieno laimėto pratimo, kiekvieną pratimą pralaimi 10% nugalėtojui, spėkite, kelintas jisai būtų overall. Jisai būtų antras su 95%. Tai čia yra ta dalis, kurios nesupranta labai labai daug sportininkų. Tai yra game planas. 10 klausimas. Koks šiuo metu tavo treniruočių intensyvumas? Tai šaudau nuo sausio 30 dienos, po 4-5 dienas per savaitę, šaudau visais ginklais, beveik nedraifairinu, bet reikės pradėti, ypač kas liečia shotguną, tai yra vėlgi openinis shotgunas, dėtuvių keitimai, klasikinis shotgunas labiau padedant kitiems sportininkams ruoštis varžyboms, bet irgi reikia turėti tą, sakykim taip, atgaivinti tą įgūdį, kad viską galėtum paaiškinti ir parodyti sklandžiai. Ir prieš kiekvienas varžybas irgi po truputį skirsiu daugiau laiko tam tikriems specifiniams elementams, tai tam tikrų technikų atidirbimui, ypač kai matysiu, kokie pratimai laukia to pačio raiflo, tai reikės, kaip sakant, tą intensyvumą kiek įmanoma dar didinti. Labas rytas su 11 klausimu. Nusprendžiau prieš važiuodamas į šaudyklą, kad reikia užbaigti šitą darbą. Tai 11 klausimas yra
Europos pistoletų čempionato prognozės. Aš skliausteliuose pasirašiau, kad jos yra pradinės, nes nežinau kokia forma sportininkų, kurie dalyvaus čempionate. Gavau visų dalyvaujančių lietuvių sąrašą. Būsiu atviras. Pozityvo nedaug. Federacijos sudėliotas visas tas komandinis sąrašas, mano nuomonė, yra visiška nesąmonė. Jis yra orientuotas į tai, kad išvažiuotų daugiau komandų, o ne kad komanda pasiektų rezultatą. Nes jeigu yra 2 sportininkai, kurie galėtų parodyti neblogą rezultatą, tai 3, 4, nenoriu nieko įžeisti, tiesiog matuoju per patirties prizmę, tai nematau. O pavyzdžiui, tas 3, kuris galėtų būti, jisai yra iškeltas, pavyzdžiui, į seniorus. O seniorų komanda yra kur irgi. Tai pozityvo nedaug. Tiesą sakant, pasirašiau pakankamai nemažai, ką noriu šitą temą pasakyti. Ir tokią išvadą pasidariau iš tų tokių statistinių dalykų, kad jeigu kažkas tai sugebės overall patekti į top 50, čia bus geras rezultatas mūsų esamam regiono etape. Ir man atrodo, pataisykite, jeigu aš klystu, aš paaiškinsiu po to, kodėl mano tokia yra nuomonė, pistoletas tapo silpniausia disciplina mūsų regione šitame etape. Dabar klausimas jums, į komentarus prašau atsakykite. Jeigu aš klystu, priminkite man, kada paskutinį kartą ir kas laimėjo užsienyje medalius pistolete Lietuvai. Aš galiu išvardinti kitų disciplinų sportininkus pakankamai lengvai, pistoletų aš neatsimenu. Jeigu anksčiau buvo laikas, kai tai būdavo savaitgalinė pramoga federacijai ir sportininkai kiekvieną savaitgalį veždavo, vėlgi, kategorijas aš nustumiu į šoną. Paaiškinsiu, kodėl. Nematau kategorijose nei senioruose, nei leidi jaunuolių mes neturim, kas galėtų šitame etape būti konkurencingas mūsų kolegoms iš kitų Europos šalių. Aš labai gerai atsimenu, berods 2019 metais, kai buvo Europos čempionatas Serbijoje, Edmundas buvo pirmus metus senioras, aš atostogavau tuo metu Kroatijoje ir jie šaudė paskutinę dieną, o aš jau išskridinėjau namo. Ir Edmundas man rašo, sako, žiūrėk, paskutinė diena labai lygiai ten su italų berods jie konkuravo dėl 3 vietos. Sako, ar gali man matematiškai, sako, padėt? Biški ten 6 pratimai pakontroliuot, kad paskaičiuot, nes italas jau buvo atšaudęs. Ir jisai, man atrodo, neiššovė prieš paskutinio pratimo ir pralaimėjo gal 4 taškais. Ten istorinė galimybė, sakykime tai, bet vėlgi tai yra labai labai aukšta vieta. Ir aš nematau šitame etape pas mus seniorų, kas galėtų parodyti tokį rezultatą. Beje, lygiai prieš 10 metų, lygiai toj pačioj Graikijoje, Vengrijoje, šoviau vieną iš 3 savo Europos čempionatų production divizione ir tai buvo geriausias mano rezultatas, 54 iš 400, ir tada mes su Lietuvos komanda buvom 7 iš 21 rinktinės. Edmundas, Egidijus, Vitalijus ir aš. Tai ir kas svarbiausia, tuo metu iš mūsų niekas nieko nesitikėjo, o kai komanda skrido dabar galvoju, man atrodo į tą pačią Serbiją, kai vietoj manęs buvo Saulius, labai visas tas buvo užkeltas toksai hypas, sakykime taip, nes ant popieriaus tai buvo stipriausia kada nors production komanda. Ir tas spaudimas, man atrodo, ir suveikė, kad nieko tenais nesigavo ir tai vat šito aš labiausiai bijau iš tų jaunųjų sportininkų, kurie šitam etape nesugeba mum atvežti nieko iš užsienio. Tai kai tu nuvažiuoji į Europos čempionatą, ten yra visai kitas pasaulis, visai kita klaidos kaina. Ir tada
pasimato labai, kaip žmonės susitvarko su savimi. Nes tai, kaip bebūtų, tai yra iššūkis. Nes šaudyti savo kieme ir žinoti, kad tu per varžybas gali padaryti 2-3 klaidas ir vis tiek jas laimėti, yra viena, o kai tenais tu padarysi klaidą ir tu iš karto išskrisi už 100, jau bus visai kitaip. Dar įdomus dalykas, kad, kaip žinote, šiais metais valstybė skyrė finansavimą mūsų federacijai, tai jeigu aš ten gerai supratau visą tą sistemą, į top 30 overall reikia patekti, netgi dar moterų irgi, man atrodo, skaičiuojasi, jaunuolių mes neturime, o senjorai nuo 50 metų kažkodėl tai jie jau už sportininkus nebesiskaito, nuo 50 metų jie automatiškai yra išbraukiami. Tai į top 30 reikia patekti, kad vėlgi po metų valstybė įvertintų tokį pasirodymą. Tai būsiu atviras, nematau nei vieno, kuris tai galėtų padaryti. Į top 50 max. O kadangi Arvydas uždavinėjo šitą klausimą, aš specialiai pasižiūrėjau pasaulio čempionate. Arvydas buvo berods 82 ir jisai buvo apie 50 tarp europiečių. Tai įdėkit darbo, aš už jūs sirgsiu 110% ir įrodykit, kad aš klystu. Viskas. 11 klausimų, 11 atsakymų, prisiminkite ateičiai. 5 naujos temos, naujas epizodas. O aš važiuoju toliau šaudyti. Iki.